Labas, Kesas, čia turiu upėtakio filė, reikia kažkaip tai pasiruošti, išsikepti. Taigi, dedu druskos ir žuvies prieskonį. Šį kartą cukrus, be nieko. Praeitas receptas buvo su druska ir cukrum. Šį kartą šiek tiek kitaip darysiu. Šitaip paliksiu keliom valandom šaldytuve ir po to dėsiu į rūkyklą rūkinti. Padariau įpjovimą, gaunasi per visą vidurį, per visą plotę. Tikėkimės, didžiąją dalį oro paduos po apačią ir iš apačios jisai bus ištrauktas pro šitas vatangas. Per vidurį nedariau, nes būtų lygus paviršius, kur galėčiau pasikurti, kad ten nekristų jokios detalės, bet iš šonų pabandysim, pažiūrėsim, jeigu reikės patobulinti, dar patobulinsim, bet tikiuosi užteks. Gerai, įsikūrėm jau, ugnis dega neblogai. Pagrindinį dalyką reikia pabandyti, ar uždarius dureles visai, palikus šitą angą, atsuktas visas, ar neužges ugnis, ar neuždus. Nes praėjusią kartą, kai pirmą kartą buvau užkūręs, pastebėjau, kad tik tais uždarius šitas dureles, nors ir angos paliktos, pradarytos, ugnis užgesdavo. Mat liktais trakšėjimas dar girdisi. Kiek čia jau gal pusę minutės praėjo, praeitą kartą per 20-10 sekundžių daug jau būdavo, uždusdavo. Ugnis dar vis dega. Dūmų kamulio neišeina. Galėčiau pasakyti, kad modifikacijos visai, čia tiesiai saulė už manęs, galėčiau pasakyti, kad modifikacijos visai pavyko. Įkaito rūkykla jau, uždėjau ant folijos upėtakį. Nenorėjau tiesiai ant grotelių dėti, kad po to nepriliptų, nereikėtų po to atgramdinėti. Na ir dabar bandysiu kuo žemesnėj temperatūrų iš lėto rūkinti. Upėtakių daug nereikia. Turėtų čia 20-30 minučių būti išsirūkęs. Prabėgo kokią 30-40 minučių, ugnis nedidelė. Bandau palaikyti neaukštą temperatūrą, čia gal nesimato, bet čia yra apie 70 temperatūrą, pakeičiau biškutį vietomis. Mažesnės 55, apie 60, kažkur tais temperatūra vidinė. Iš lėto kepam, iš lėto rūkom, tiksliau palauksiu dar kokią 20 minučių maksimum ir jau tada bus viskas. Praėjo mažiau negu 10 minučių, šiam 3, šiam 5 jau temperatūra pasiekta, storiausiai dalyje, mažesnis gabaliukas jau daug aukščiau. Taigi upėtakis išrūkintas. Ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite like, subscribe, pasidalinkite šitą vaizdo įrašu. Ate.